Tiesiog pakeisti akinius, nes jau negalėjo per juos žiūrėti, nes rega pradėjo taisytis. Ir buvo labai nustebus. Sveiki, aš esu Otilija Dijas ir šiandienos tema yra akys. Tai, kas siela mato per akis. Ir kai kažkas įvyksta su akimis, pavyzdžiui, minusas arba pliusas, toliaregystė, arba artinės mato, tai yra iš tikrųjų apie ateitį ir praeitį. Toliaregystė atsiranda, kai labai žiūrima į ateitį ir žiūrima taip toli, kad net sunku įžiūrėti ir jau net nebesimato ir to toliaregystė atsiranda. Kaip viskas yra apie ateitį. Dažnai jauni žmonės būna su -1, -2 ar kažkokiais minusais akyse, todėl, kad jie labai galvoja apie ateitį, labai žiūri toli į ateitį. Atidėliojimas vyksta dar toliau ir tada prasideda akių minusai. Taip pat pliusas, kai yra akyse pliusas ir iš arti sunku matyti, tai yra apie praeitį. Ir tai atsitinka dažniausiai vyresnio amžiaus žmonėms, seniorams, kai jau eina akis į pliusą. Žmogus senėja ir akis į pliusą ir tai ne šiaip savo, todėl kad jie dažnai jau gyvena praeitimi. Kas buvo, kaip atsitiko, kaip buvo tada gerai, kaip buvo nata gerai, kaip buvo tada gerai. Ir gyvena daugiau praeitimi, prisiminimais. Pavyzdžiui, draugai, artimieji pradeda panašaus amžiaus irgi jau mirti ir prisiminimai ir taip akis eina į pliusą. Reiškia, žmogus daugiau praeityje gyvena. Tam, kad akis susinulintų ir žiūrėtų, matytų taip, kaip reikia matyti, tai tiesiog reikia grįžti į dabartį. Mažiau apie ateitį, mažiau apie praeitį, bet būti dabartyje ir žinoti, kad rytojus niekada neateina, rytojus niekada neįvyksta, rytojus visą laiką yra šiandien ir tai šiandien vyksta. Ir jeigu susivokiam, mūsų akis mato aiškiai šiandieną. Dar yra kitas būdas, kai akyse būna debesėliai ar kažkas plūduriuoja, lyg muselės plūduriuoja. Tai ir ta rega tokia, jinai gera atrodo, bet vis tiek kažkas ten yra. Tai būna apie baimę, ateities baimę. Kai nori matyti ateitį, bet iš tikrųjų deep down, tarsi viduje labai bijo pamatyti ir tiesiog truputį užstoja, kad nesimatytų. Dažnai tai būna, pavyzdžiui, moteris irgi turėjo tas muselės, tai tiesiog bijojo ateities, labai stipriai bijojo ateities, nes jinai turėjo būti tokia, kokią tėvai numatė, tokia, kokią kažkas nustatė. O to, ko jinai iš tikrųjų norėtų gal gyventi gamtoj, būti gamtoj ir daryti tai visiškai kitaip negu tėvai norėjo, jinai niekaip negalėjo apsispręsti. Ir todėl geriau jai buvo truputėlį uždėti tokį kaip muselės, tokį rūką akyse, kad matau aš tą ateitį, bet nepilnai. Nes iš tikrųjų ta ateitis ir buvo nepilna. Tai akis rodo tikrai teisybę ir kai kažko ateityje ar praeityje mes nenorim matyti, akis jos patarnauja ir atlieka tai, kad tikrai nematytumėt. Ir būtent, kad iš tikrųjų išsigydyti akis ar pagerinti regėjimą vienaip ar kitaip, tai tikrai labai padeda išsiaiškinimas ir sužinojimas ta šaknis, ko bijoma pamatyti, ko iš tikrųjų nenori matyti. Ar tikrai mes ateities nenori matyti, ar tikrai praeities nenori matyti. Ir tai vėlgi yra labai paprasta sužinoti, suvokti su hipnoze ir yra pagaminta nauja visiškai hipnozė apie akių regą ir ją įsigijus tikrai akis pagerėja. Tik kai išėjo šitą akių regos hipnozę, labai greitai gavome atsiliepimus iš žmonių, kurie klausė. Tai moteris
buvusi su akiniais -7 nuo vaikystės ir niekas niekada nieko ten nesikeitė. Ji turėjo po savaitės eiti pas akių gydytojus, tiesiog pakeisti akinius, nes jau negalėjo per juos žiūrėti, nes rega pradėjo taisytis. Ir buvo labai nustebus, kad nešiojo akinius nuo vaikystės ir niekada nieko nevyko, o būtent įėjus į hipnozę ir tikrai radus tas šaknis tikras ir jas transformavus, akių rega pradėjo taisytis.